7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Neįtikėtina vakar kažkoks sapnas, šiandien jau sapnas kvadratu, nežinau, atidavėm daug jėgų, aišku, antrą dieną mums sunkiai sekasi žaisti tokios klampios rungtynės, bet nerealiai didžiuojas savo komandą. Tai išsikėlė vieną skaudų kontaktą Ne, toksai su kamoliu pasirodo pratrynė nieko, biški dramos irgi reikia. Šiandien, kai tokia pergalė ir ašaros pas merginas, kitos emocijos, kas dedasi galvoje, kai dabar turi 2-0? Mūsų šūkis vos net, nes 10 metų laukiam, tai taip jautru ir taip viskas, mes taip sentimentaliai džiaugiamės kiekvienu geru epizodu ir buvimu čia, kiekvieną akimirką, mes čia laimingiausias pasaulyje, turbūt laimingiausias iš visų šitų komandų. Ir dar pergalės, tai iš viso mums viskas taip hype. Tai patinka, atrodo? Serbiu matėsi ta frustracija po tokių klaidų ar pražangų ar kažko, jūsų toks susižaidimas, susikalbėjimas, kiek iš tikrųjų jo yra to bendrystės mūsų komandai? Aš kaip sakau, mes esam žaidę ir netreniruotos, ir nepasiruošęs ir laimėjusios, viskas širdį yra, viskas širdį, mes einam su tą emociją iš vakar, nei mes ten jautėmės prieš Graikiją su draugiškose susikalbėjusios, mes atėjom su širdim, su excitementu ir viskas yra toje energijoje. Giedrė sakot, kad sapnas, kaip dabar nepabus iš to sapno? Aš nežinau, aš dar netikiu, dar nėra kom tikėti, bet neįtikėtina, kas vyksta, tiesiog stengiuosi džiaugtis akimirką, nes visada jinai gali būti paskutinė man asmeniškai, tai nerealu. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė yra labai arti atkrintamųjų. Kaip skamba šitas faktas? Mes nurašytos skamba neįtikėtinai, ta prasme, kaip gera yra visus paneigti, tai neįtikėtina. Gali tekti jums dabar grįžti į Graikiją, ar dar turite baigtų reikalų? Mes ten palikom, ką reikia, kad grįžtumėm ir žinom, ką dar norim suvalgyti ir kokios kavytės atsigerti, tai viskas gerai, mes to tikėjomės ir manifestavom apie tai. Gal ir porą butelių šampano pasilikote? Ne, dar nebandėm. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.